Kokie piliečiai negina savo valstybės? Neginti valstybės, neiššauti nei vieno šūvio agresoriaus kryptimi, išduoti bendražygius valstybę. Koks valstybės pilietis taip galėtų pasielgti? Kaip yra žinoma, žmonių istorija vystosi spirale. Ji kartojasi. Nesinori, kad istorija, kuri jau kartą Lietuvai įvyko, pasikartoti. Tarpukario laikų saugumas buvo stiprus ir pajėgus kovoti su grėsmėmis valstybei. 1926 metais Lietuvos saugume dirbo beveik 100 darbuotojų. 1940 metais Lietuvos valstybės saugumo departamente dirbo daugiau kaip 500 darbuotojų. Darbuotojų skaičius didėjo pagal tuometinės valdžios poreikį ir sprendžiamus uždavinius. Pareigūnai buvo išsilavinę. Kauno policijos mokykla organizavo 3-4 mėnesių kursus darbuotojams. Darbuotojai, turintys ilgametę darbo patirtį ir žinių, mokė jaunus darbuotojus. Keletas saugumo darbuotojų studijavo užsienyje. Saugumo patalpose buvo įrengta speciali biblioteka, kurioje darbuotojai galėjo skaityti knygas, gilinti žinias bei plėsti savo akiratį. Saugumo darbuotojai turėjo gerai žinoti šalies politinį gyvenimą, politinės partijas, visuomeninės organizacijas bei nelegalias ekstremistinės grupuotės. Valdžia negailėjo pinigų saugumo departamentui. Vyriausybės valstybės saugumo departamento finansavimo 1939 metais skyrė 0,76 procentus valstybės biudžeto lėšų. Šiais laikais mūsų valstybės biudžetas sudaro maždaug 19 milijardų eurų. Jeigu valstybės saugumo departamentui skirtų 0,76 procentus biudžeto pajamų, tai sudarytų beveik 150–160 milijonų eurų. Šių laikų valstybės saugumo departamentas gali tik pasvajoti apie tokio dydžio biudžetą. Tarpukario saugumo pareigūnai nesiskundė skurdžiu gyvenimu. Departamento valdininkai gaudavo didelius atlyginimus. Povilaitis 900 litų per mėnesį, skyriaus VSP viršininkas 800, kriminalinės policijos viršininkas 700 litų, apygardų viršininkai po 600, VSD skyrių viršininkai po 540, jų padėjėjai po 450, agentūros vedėjai ir kvotų valdininkai po 380 litų, vyresnieji valdininkai po 340 litų. Pavyzdžiui, mokytojų atlyginimas siekė 295 litus. Tarpukario Lietuvoje lito vertė buvo kitokia nei dabar euro. 1939 metais litras pieno kainavo 17 centų, kilogramas kiaulienos 1,5 lito, geri vyriški pusbačiai 17 litų, o karvė 166 litai. Apygardos viršininkas gavęs mėnesio atlygį galėjo nusipirkti 3,5 karvės. Šiuo metu karvė kainuoja apie 1500 eurų. Įdomu, ar apygardos viršininkas už savo mėnesinį atlyginimą galėtų įsigyti 3 karves. Valstybės saugumo departamento valdininkai informaciją rinko šiais metodais. Tardė įtariamuosius, fiziškai sekė, skaitė laikraščius ir žurnalus, kalbėjosi su žmonėmis, priėmė jų skundus, paaiškinimus, pranešimus, ieškojo informacijos duomenų bazėse, vykdė slaptą agentūrinį darbą. Saugumo pareigūnai surinko informaciją, rašydavo slaptas pažymas ir teikdavo jas Lietuvos prezidentui Smetonai bei jo aplinkos žmonėms. Valstybės vadovai buvo gerai informuoti apie ekonominę, politinę ir kontržvalgybinę padėtį Lietuvoje. Jie taip pat žinojo gyventojų nuotaikas, jų gyvenimo lygį, problemas, reakcijas į svarbius politinius įvykius. Tarpukario valstybės saugumas tik rinko informaciją ir teikė ją aukščiausiam šalies vadovams. Saugumiečiai neturėjo teisės savarankiškai reaguoti į įvykius. Kaip reaguoti į konkrečius įvykius? Asmenys ir jų veiksmus jiems nurodydavo aukščiausiai Lietuvos valstybės vadovai. Praktiškai vyksta ir dabar tokia pati sistema. Saugumiečiai renka informaciją ir ją perduoda aukščiausiams vadovams. O jau ką aukščiausiai vadovai su ją daro, arba kaip jiems liepia saugumiečiams patiems reaguoti į situaciją, tai nurodo šitie aukščiausi vadovai.
Smetonos valstybės saugumas turėjo platų agentūrinį tinklą. 1940 metais saugumui dirbo per 500 agentų. Dauguma iš jų gaudavo kasmėnesinį atlyginimą nuo 10 iki 600 litų. 1940 metais sausio mėnesį Marijampolės apygardai skirti 4168 litai, 137 agentams išlaikyti. Šiaulių 3953 litai 59 agentams, Kauno 3457 litai 81 agentui išlaikyti, Panevėžio 2294 litai 61 agentui, Ukmergės 1700 litų 34 agentams ir Vilniaus apygardai 6026 litai 176 agentams išlaikyti. VSD direktorius savo 6 agentams išlaikyti turėjo 3846 litus agentūrinį biudžetą. Bendros išlaidos 554 agentams 1940 metų pradžioje buvo apie 30 000 litų kiekvieną mėnesį. Povilaitis savo agentams išmokėdavo didžiausius atlyginimus ir Meikiui arba Mackui 500-600 litų, Margiui 500 litų, Mikui ir Sprindžiui po 300 litų, Daugiui 250, o ateičiai 200 litų. Valstybės saugumo departamentas džiaugiasi gerais darbo rezultatais. Jie išaiškino ir laiku sustabdė bandymus sukilti prieš valdžią. Jų infiltruoti agentai veikia beveik visose visuomeninėse organizacijose, partijose, įstaigose, kariuomenėje, Šiaulių sąjungoje, universitetuose ir net mokyklose. Saugumas buvo pajėgus kovoti su vidaus ir išorės grėsmėmis valstybėje. Tačiau tarpukario saugumo veikla buvo orientuota ne į visuomenės ir valstybės, o į prezidento ir jo režimo interesų gynimą. Paaiškinsiu, ką turiu omeny. Demokratinėse valstybėse dominuoja įstatymas. Valstybės piliečiai arba jų išrinkti atstovai patys sprendžia, kokius įstatymus priimti. Šiuose įstatymuose jie numato pavojus, kurie gali kilti jiems, jų pasirinkti santvarkai gyvenimo gerovė. Tokiais pavojais gali būti vagystės, plėšikavimai, žmogaus nužudymas arba sužalojimas, valstybės išdavystė, padėjimas užsienio valstybei veikti prieš valstybę, žmonių kurstymas keisti konstitucinę santvarką, valstybės paslapties atskleidimas. Valstybės saugumo struktūros griežtai laikosi šių įstatymų, jos aiškinasi ir kovoja su tomis grėsmėmis, kurios yra aprašytos įstatyme. Jeigu kyla ginčas ir neaiškumas dėl grėsmių išaiškinimo ir supratimo, tai visuomet galima atsiversti įstatymą ir dėmesingai jį perskaityti. Visus atsakymus į iškilusius klausimus bus galima rasti ten. Demokratinė valstybė, svarbiausia aukščiausia valdžia, yra daugumos piliečių valia išreikšta įstatymu. Autokratinėse valstybėse vyrauja ne įstatymai, o įsakymai. Kaip aukščiausias valstybės vadovas nurodys valstybės institucijoms, žmonėms ar organizacijoms elgtis, taip jie ir privalo elgtis. Jei žmonės atsisako paklusti, tai prieš juos yra naudojamos represinės priemonės. Autokratinėse valstybėse saugumo struktūrų darbuotojai ne tik renka informaciją apie visuomenę ir siekia žinoti apie visus ir viską, bet ir kišasi į žmonių privačius gyvenimus, bei nurodinėja jiems, kokius sprendimus priimti, o kokių privalo atsisakyti. Saugumo struktūros kovoja su grėsmėmis ne valstybei, bet režimui. Autokratinėje valstybėje aukščiausia valdžia yra vieno asmens valią įtvirtinantis įsakymas. Tarpukario Lietuvoje saugumo darbuotojai vadovavosi ne įstatymais, o įsakymais. Saugumo pareigūnams grėsmes nurodydavo šalies prezidentas Smetona ir jo aplinkos žmonės. Valstybės saugumas, remdamasis tuometiniais įsakymais, privalėjo vykdyti totalinį žmonių sekimą. 1928 metais gruodžio 18 dieną patvirtintos naujos politinių nusikaltėlių sekimo taisyklės. Politiniam sekimui iškelti du pagrindiniai uždaviniai. Pirmas, kad valstybės valdžia būtų tiksliau informuojama apie politinę padėtį valstybėje, reikalinga, kad politinio sekimo organai žinotų ne tik nelegalių partijų veikimą, bet taipogi šiems organams turi būti gerai žinomas veikimas ir visų kitų partijų. Antras, vyriausybė stengiasi pirmon eilėn patenkinti gyventojų
daugumos interesus. Šiam tikslui vyriausybė turi būti gerai informuota apie šios daugumos gyvenamąją būklę, jos pageidavimus vyriausybei. Turi žinoti, kaip pergyvenami įvairūs politiniai momentai. Pavyzdžiui, Seimo paleidimas, konstitucijos paskelbimas, Vilniaus klausimas Tautų sąjungoje ir taip toliau. Saugumas aktyviai dalyvavo valdžios rinkimuose. Jo pagrindinė funkcija buvo neleisti rinkimuose dalyvauti asmenims, kurie yra nelojalūs prezidento Smetonos režimui. Pareigūnai tikrindavo politinių partijų iškeltus kandidatus, aiškindavosi jų biografinius faktus, silpnybės, politinės pažiūras, nuotaikas, ryšius. Jeigu kandidato patikimumas keldavo abejonių, tai jam uždrausdavo dalyvauti rinkimuose. Saugumas privalėjo garantuoti, kad į valdžios renkamas struktūras nepatektų režimui nelojalūs asmenys. Saugumiečiai sekė visas politinės partijas, jie dalyvavo politinių partijų susirinkimuose, klausydavo pranešimų, diskusijų. Saugumiečiai gerai pažinojo partijos narius, žinojo jų politinės pažiūras, nuostatas. Jei diskusijų metu kuris nors partijos narys griežtai sukritikuodavo valdžią, tai saugumiečiai apie partijos nario išsišokimą informuodavo savo vadovus. Saugumas neturėjo teisų savarankiškai imtis represinių priemonių prieš kritiką. Jie prezidentui Smetonai pateikdavo slaptą pažymą ir laukdavo iš jo nurodymų, kaip elgtis, kokių priemonių imtis prieš kritiką. Smetonos pagrindinį oponentą Valdemarą nuolat sekė 4 saugumo agentai. Smetonos vyriausybės kai kurie nariai šmeižė oponentus, priskirdami juos užsienio agentams. Pats vidaus reikalų ministras Rusteika 1933 metais gruodį, matyt, norėdamas sustiprinti Smetonos aršaus konkurento Valdemaro ištrėmimą į politinį užribį, sovietinį pasiuntinį Karskį įtikinėjo, kad Valdemaras yra vokiečių agentas ir teikė Vokietijos pasiuntinio ypatingą informaciją. Kartais susidarydavo paradoksali situacija, kai saugumo pareigūnai imdavosi griežtų priemonių prieš režimo kritikus ir oponentus. Skirdavo jiems didelį dėmesį, paromis sekdavo juos, o pavyzdžiui, komunistų partijos nariams, kurie vykdė gana aktyvią agitaciją tarp žmonių, tokio dėmesio neskirdavo. Su komunistais VSD ir apskritai Lietuvos valdžia mokėjo dorotis, tačiau visiškai nemokėjo reaguoti į apgaulingą komunistinės valdžios taktiką, sakė istorikas profesorius Zenonas Butkus. Saugumas politinių partijų gretose turėjo platų agentų tinklą, kurių dėka puikiai orientavosi šalies politinėme gyvenime. Saugumiečiams netgi buvo žinoma, kiek ir kas iš inteligentų aukoja tarptautiniai komunistų organizacijai. Štai poetė Salomėja Nėris, gyvenusi Kaune pas profesorių Vincą Mykolaitį Putiną, pasak VSD agento, rinko pinigus komunistams. Jis duoda jai kambarį ir visą išlaikymą. Pastarasis, Putinas, yra didelis komunizmo simpatikas ir gausiai remia piniginiai komunistų partiją. O Nėris, sako, daugiau nieko nedarinti, kaip tik renkanti aukas ir dirbanti studentų komunistų biure. Į dieną, sako, surenka 100–150 litų, nes turi labai daug pažįstamų simpatikų iš šiaip kairių pažiūrių žmonių, kurie nedrįsta atsakyti ir duoda tiek, kiek turi, nesako, ji tuoj pradeda gėdinti ir konfūzyti, kurie nenori aukoti. Tai ištrauka iš Šiaulių apygardos saugumo biuletenio datuoto 1934 gegužės mėnesį. Kariuomenė ir ypatingai Šiaulių sąjunga Smetonos režimui kėlė didelį rūpestį. Politinio sekimo taisyklėse yra parašyta, kad kariuomenės sekimui reikalinga dėti didžiausias pastangas. Saugumas sekė karininkus ir kareivius. Siekė sužinoti jų nuotaikas, nepasitenkinimo priežastis, politinių partijų įtaką jiems bei jų politinės pažiūras. Šiaulių sąjunga buvo vienas iš pagrindinių saugumo taikinių. Šiaulių sąjungo kaip ginkluoton organizacijon visą laiką skverbėsi ir tebesiskverbė įvairius nepatikimas elementas. Reikalinga Šiaulių sąjungos veikimą pridaboti ir neleisti šio elemento skverbimuose, taip buvo rašoma. Vyriausiojo štabo viršininkas generolas Kubiliūnas įtarė saugumą aktyviai veikiant kariuomenę ir netgi turėjo sąrašą kariškių įtariamų bendradarbiavimų su saugumo policija. Generolas Kubiliūnas teigė, kad tai yra karininkų demoralizavimas ir visos kariuomenės ardymas. Saugumas sekė visuomenę, jos narius, bažnyčią, valstybės įstaigas ir valdininkus bei privačias įmonės. Saugumas savo agentūrą turėjo beveik visuose visuomenės sluoksniuose.
Jis stengiasi žinoti gyventojų nuotaikas. Telšių vyskupas Justinas Staugaitis savo prisiminimuose užrašytuose 50-mečio pradžioje pasakoja, kad visuomenė puikiai suvokė, jog atlyginimą gaunačių šnipų buvo ir universiteto fakultetuose, ir gimnazijose, ir kitose mokslo įstaigose. Jo teigimu, šnipų būta net kunigų seminarijoje. Jie įsibraudavo į katalikiškas organizacijas, sekdavo jų veiklą. Ką jau kalbėti apie kunigų pamokslus? Saugumui talkino net moksleiviai, tokie patriotai kaip Steponas Kairys, Vincas Krėvė, Balys Sruoga, buvo apstatyti mokamai šnipais. 1927 metais pradėtas kurti slaptosios policijos tinklas, netrukus apraizgė visą valstybę. Tarkime, 1930 metais saugumo agentai jau sekė ir klausėsi bene visų žymesnių asmenybių. Aleksandro Stulginskio, Mykolo Sleževičiaus, Kazio Griniaus, Leono Bistro, Petro Delininkaičio, generolo Povilo Plechavičiaus, kunigo Mykolo Krupavičiaus ir daugelio kitų. Iš išlikusių saugumo bylų matyti, kad buvo stebimas kiekvienas opozicijos lyderių žingsnis, nuo to, kur ir su kuo jie pietavo, kada grįžo namo, iki to, apie ką buvo kalbama. Dėmesio neišvengė ir kunigai, kurie niekada nevengdavo sakyti pamokslų nukreiptų prieš valdžią. Archyve yra išlikę šimtai dokumentų su perpasakotais arba stenografuotais kunigų pasisakymais bažnyčiose. 1930 metais saugumas sudarė įtartinų asmenų sąrašą, į kurį įrašė daugybė žinomų visuomenės atstovų, mokslininkų, studentų. Juozas Audickas, varpininkas, žemės ūkio ministras, Julius Butėnas, studentas varpininkas, vėliau žurnalistas ir literatūros tyrinėtojas, Leonas Bistras Krikdemas, Petras Cvirka, Sofija Danutė Čiurlionytė, Čiurlionio dukra, Mykolas Krupavičius, kunigas Krikdemas, Mykolas Sledževičius, liaudininkas, Klemensas Brunius, studentas, jaunalietuvis, būsimasis lietuvių aktyvistų fronto, lietuvių nacionalistų partijos vadovybės narys, Gulago kalinys, Kipras Bielinis, socialdemokratas, Algirdas Liesuraitis, Geležinis Vilkas Klaipėdoje, 1928 metais įsteigtos Lietuvių aktyvistų sąjungos vadovas, Povilas Šilas, studentas ateitininkas ir taip toliau panašiai. Iš viso 1386 kauniečiai buvo įrašyti į šitą sąrašą. Totalinis sekimas, kišimasis į žmonių privačius gyvenimus, represijų prieš gyventojus naudojimas, visuomenės iniciatyvos malšinimas, valdžios kritikų ir oponentų baudžiamasis persekiojimas neigiamai įtakoja visuomenės gyvenimą. Dalis žmonių prisitaikė prie naujų aplinkybių, dalis tyliai virtuvėje protestavo, dalis tiesiog emigravo, dalis tapo režimo rėmėjais, tvirtu ramsčiu, išsivystė ir pradėjo dominuoti žmonių neigiamus charakterio savybės – abejingumas, klusnumas, nepasitikėjimas savo jėgomis, apolitiškumas, nusivylimas, padlaižiavimas, baimė ir įtarumas. Kariuomenės būklę labai taikliai apibūdino generolas Kazys Ladiga. Numalšinus 1934 kariškių pučą, prezidentui Smetonai laišką parašęs atsargos generolas Kazys Ladiga pabrėžė, kad nuo pat pirmo perversmo į politinės kovas įsitraukusi kariuomenė darėsi vis mažiau patikima. Todėl reikėjo skubimtis priemonių tautai ir valstybei apsaugoti. Šalies viduje tvyrant tokiai įtampai, o užsienyje brūzdant politiniams emigrantams, pavojus Lietuvos valstybingumui neišnyko niekada. Jis tiesiai išrėžė, kad šalies kariuomenė yra bereikšmė ir prireikus neparodytų jokios jėgos, tik ištižimą. Iškilus realiai grėsmei valstybės nepriklausomybei iš rytų, mūsų kariuomenė net nesiėmė gynybinių veiksmų. Valstybės valdžia nepasitikėjo kariuomenės vadais, o kariuomenė nepasitikėjo valdžia. Ar galėjo būti kariuomenės pasitikėjimas, kai saugumas nuolat sekė ir kontroliavo jos vadus? Nėra didesnio pažeminimo tam tikram savo šalies patriotui, sąžiningam ir griežtai besilaikančiam garbės kodekso karininkui, kaip nepasitikėjimas, slegianti įtarumo atmosferą ir nuolatinė jo veiklos slapta kontrolė. Lenkijos karinės žvalgybos agentas taip analizavo Lietuvos vidaus politinę padėtį. Dabartinio režimo pastangos nuslopinti visuomenėje bet kokį domėjimąsi politiką jau davė visiškai realių rezultatų.
Ir dauguma tų Lietuvos gyventojų, kurie laikomi mąstančiais, nusimanančiais politikais, skaitančiais laikraščių ir retsykiais savo keliančiais kokius nors visuomeninius ar net politinius klausimus, pavirto į apatiškus politiniams įvykiams kurčius, visiškai vienos idėjos persmelktus žmonės. Reikia tikėtis iš vadovybės, kuri atseit viską padarys. Papildomų komentarai nereikalingi. Augustinas Povilaitis, ilgametis valstybės saugumo vadovas, prezidento režimo sergėtojas, prezidentui artimas ir ištikimas bendražygis, buvo išduotas valdžios, kuriai ištikimai tarnavo. Tai reikėjo pirmo Sovietų sąjungos reikalavimo ir Povilaičio vadovai, aukščiausia šalies valdžia, ištižo. Matyt, tikėdamas išsaugoti savo postus ir režimą, patenkino SSRS reikalavimą atleisti iš Valstybės saugumo departamento vadovo pareigų Povilaitį. Jie atleido patyrusi be galo ištikimą ir patikimą žvalgų vadovą pačiu Lietuvos valstybei pavojingiausiu metu. Tada, kai iškilo reali grėsmė prarasti valstybės nepriklausomybę, kai valstybės saugumo darbas turėjo būti nukreiptas į grėsmės panaikinimą. Antras Sovietų sąjungos reikalavimas privertė Povilaičio gerbtus valstybės vadovus susirinkti naktiniam posėdžiui ir priimti sprendimą areštuoti buvusį saugumo vadovą Povilaitį, pradėti jo baudžiamąjį persekiojimą ir uždaryti jį areštinę. Naktinio susirinkimo dalyviai puikiai suprato, kad Povilaitis jokių nusikaltimų nepadarė, tačiau matyt naiviai tikėdamas išsaugoti režimą, sutiko savo buvusį ištikimą bendražygį paaukoti. Trečias SR reikalavimas ir Lietuvos Smetonos režimo neliko. Vieni pabėgo į vakarus, kitus areštavo ir išvežė į Rusiją. Valstybės saugumo departamento vadovą Povilaitį tardė buvę jo pavaldiniai, kurie neleido jam pabėgti ir perdavė jį rusams. Lietuvos valstybės saugumo departamento vadovas Povilaitis po metų tardymo ir kankinimų buvo nužudytas Maskvos rūsiuose. Pripažinkite, juk mirti nuo priešo ginklo kovoje dėl savo valstybės ir savo laisvės yra garbingiau nei mirti nuo okupanto kulkos atsiklaupus prieš jį ar gyvam supūvant priešo kalėjimuose ir lageriuose. Režimas, kuris rūpinosi tik savo saugumu ir gerovę, išauklėjo tokį valstybės pilietį, kuris negynė režimo ir dėl jo nesiaukojo. Jis buvo apolitiškas ir abejingas politikams bei jų vykdomai politikai. Reikia tikėtis iš valstybės vadovybės, kuri viską padarys. Šis teiginys yra neteisingas ir itin žalingas. Ir jis veda tiesiai prie valstybės suvereniteto praradimo. Ačiū.